Pradžios knyga, 28 skyrius. Izaokas pasišaukė Jokūbą, palaimino jį ir jam įsakė: neimk žmonos iš kananiečių giminės. Keliauk į Padan Aramą, į tavo motinos tėvo Betuelio namus, ir iš tavo motinos brolio Labano dukterų pasirink žmoną, o visagalis Dievas te laimina tave ir te padaro tave vaisingą, ir te padaugina tave, kad iš tavęs kiltų daugybė tautų. Jis te suteikia tau ir tavo palikuonėms Abromo palaiminimą, kad paveldėtum žemę, kurioje esi svetimšalis, kurią Dievas atidavė Abromui. Izaokas išleido Jokūbą. Tas išėjo į Padan Aramą pas Labaną, Siro Betuelio sūnų, Jokūbo ir Ezavo motinos Rebekos brolį. Ezavas pamatė, kad Izaokas palaimino Jokūbą ir jį išsiuntė į Padan Aramą žmonos parinkti, ir laimindamas jį įsakė: neimk žmonos iš kananiečių dukterų. Jokūbas paklausė savo tėvo ir iškeliavo į Padan Aramą. Ezavas įsitikino, kad kananietės nepatinka jo tėvui Izaokui. Tada Ezavas nuėjęs pas Izmaelį, be savo turimųjų žmonų, dar vedė Mahalatą, Abromo sūnaus Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį. Jokūbas, išvykęs iš Beršebos, keliavo į Haraną. Jis, pasiekęs vieną vietovę, ten pasiliko nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs vieną iš ten gulinčių akmenų, pasidėjo po galvą ir atsigulė. Jis sapnavo kopėčias, pastatytas ant žemės, kurių viršus siekia dangų, o Dievo angelai jomis lapiojo aukštyn ir žemyn. Kopėčių viršuje stovėjo Viešpats ir tarė: aš esu Viešpats, tavo tėvo Abromo ir Izaoko Dievas. Ta žemė, ant kurios guli, atiduosiu tau ir tavo palikuonėms. O tavo palikuonių bus kaip žemės dulkių. Tu išsiplėsi į vakarus ir į rytus, į šiaurę ir į pietus. Per tave ir tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės giminės. Aš būsiu su tavimi ir tave saugosiu ir lydėsiu visur, ir vėl tave parvesiu į šitą žemę. Nepaliksiu tavęs, kol įvykdysiu tai, ką esu pažadėjęs. Jokūbas, pabudęs iš miego, tarė: tikrai Viešpats yra šitoje vietoje, o aš to nežinojau. Jis nusigandęs tarė: kokia baisi šita vieta, čia ne kas kita, kaip Dievo namai, dangaus vartai. Jokūbas, atsikėlęs anksti rytą, paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė aliejaus ant jo. Jis pavadino tą vietą Beteliu. Anksčiau tas miestas vadinosi Lūzas. Jokūbas padarė įžadą: jei Viešpats Dievas bus su manimi, mane saugos šitame kely ir duos man duonos valgyti ir drabužių apsivilkti, jei ramybėje sugrįšiu į savo tėvo namus, tada Viešpats bus mano Dievas. Ir šitas akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, bus Dievo namai, ir iš visko, ką man suteiksi, atiduosiu tau 10 dalį.